Labai universalus žaidėjas, gali žaisti tiek nuo tritaškio linijos, tiek arčiau krepšio. Gerai, kad Edgaras Ulanovas yra tas žmogus, kuris tikrai geba gintis prieš visas šitas situacijas. Dar viena pražanga ir taškai iš toli. Šiandien Lukas Lekavičius rungtynėse pasirodo jau pirmą minutę. Lonnie Walkeris turi koridorių, žaidžia iki galo. 2+1. Pirmosios 52 sekundės 3 pražangos, kitos minutė 23 sekundės ne vienos pražangos. Progresas neblogas. Lonnie Walkeris numeta kamuolį atgal Lekavičiui. Vėl komanda dirba dėl Lonnie Walkerio metimų. Walkeris 3 taškai. Birutis toli nuo krepšio. Brazdeikis. Įdomu tai, kad du aštrinti galinti žaidimą žaidėjai. Brazdeikis reikia turėti. Kažko primena rungtynės su Barcelonos ekipa, kur taip pat buvo labai daug prasiveržimų ir sėkmingų. Heizas Deivisas iš toli, taip jo palikti negalima. Pats nusiima kamuolį prieš Ulanovą. Universalesnių ir dar daugiau išnaudojimo aikštėje žaidėjų. Lekavičius iš toli. Šiaip tarp Eurolygos taikliausių tritaškininkų metikų yra Lukas Lekavičius, nors meta aišku nedaug. Ogiška. Tiesiog atrodė, kad niekas negina rungtynių. Prižiūri Lonnie Walkerį. Nori šiek tiek poilsio. Lonnie Walkeris atrodo pavargęs po 5 minučių intensyvių. Brazdeikis nuo vienos kojos atšokęs prieš Arturą Žagarą. Pirmoji bandymų nesėkmingai, antroji išlumų iš toli atakuojantis žaidėjas. Jeigu mes su 20, kaip dabar yra juokaujama, na, gyvenimas iš karto būtų dar lengvesnis Žalgiriui. Vis tiek visi sakytume, kad pataiko tragiškai, bet dabar tas 20% taiklumas atrodo kaip pasaka. Lekavičius ant parketo yra tas nominalus žaidėjas šioje komandoje. Taip pat iš NBA aplinkos kaip ir Lonnie Walkeris atvykęs krepšininkas. Lekavičius nemeta iš toli, arčiau krepšio. Lekavičius pažįstantis aukštaūgiai iš Stambulo Anadolu Efes čempioniškų laikų. Ir su kamuoliu Deividas Sirvydis. Iki galo Deividas pilnos rotacijos neturi. Galbūt kitą savaitę jis jau pasirodys bent jau komandinėse treniruotėse. Taip kalba Žalgirio atstovai. Francisco Sirvydis iš toli 3 taškai. Bet nežibėjo ir jo taiklumas. Dabar ir jo puikiai pirmoji rungtynių pusė. Ir viena paskutiniųjų atakų. Guduričius atakuoja Brady Maneką. Lonnie Walkerį, tiek Silvano Francisco, tiek Deividas Sirvydį. Na, potencialiai vienas pavojingiausių penketų išrikiuojant toliašaudę artileriją. Sertačio Šanly pingai daug minučių po 12 šiame sezone. Žalgiriui reikia grįžti prie didesnės persvaros. Lonnie Walkeris vėl su kamuoliu. Ir čia atrodo, kad Fenerbahčė bando jį stumti į kairę ranką. Walkeris arčiau krepšio, diskoteka, bet šiuo atveju netiksliai paleido kamuolį. Kol kas policija ir Lonnie Walkeris mieste. Guduričius iš toli, kamuolys įkristi krepšį. Lekavičius gauna kamuolį iš Bryanto Dunstono rankų. Čia griūva ant parketo Lukas, bet ataka tęsiasi. Brazdeikis jaučia, kad lieka nebedaug laiko, aštrina ataką ir meta labai netiksliai. Ir dabar Lukas Lekavičius gali būti taikiniu Žalgirio gynyboje. Taip ir yra. Pranašumo Žalgiris neturi, dabar Žagaras su kamuoliu. Vaikosi Arnas Butkevičius, ties pražangos ribą žaidžia Žalgirio puolėjas. Šonas Pieras, praleistas į priekį, sutraukimo gynyba, Žagaras visiškai laisvas, iš toli 3 metus. Ir 10-0 atkarpa čia vėl, neatitikimas gynyboje, po netaiklaus metimo, Heizas Deivisas prieš Lonnie Walkerį. Pagalba atėjo. Dabar jau Tarikas Viberovičius įsibėgė ir kovoja dėl kamuolio, bet jį sugriebė geltonais marškinėliais vilkintys varžovai. Žalgirio tikslumas nusimušinėja atakuojant iš tolimos distancijos. Vėl paleistas varžovas Arturas Žagaras. Be jokios abejonės reikalinga jiems, bet kaip dar būtų gerai tą puolimą suaktyvinti. Laiko dar lieka labai daug ir šiame ketvirtyje. Čia išsikeitimas iš Fenerbahčė, Dovis Giedraitis lieka prieš Nikolo Melį. Bryantas Dunstonas ore pagauna ką. Čia vėl Daišonas Pieras turi Dovį Giedraitį ir iškart Fenerbahčė bando ieškoti būtent jo, negalima naudoti pražangų. Eilinės pranašumo situacijos ieškojimas, čia pražanga įrašyta prieš Daišoną Pierą. Ir dar techninė pražanga yra skiriama Andrė Drinkėriui. Pusė Lonnie Walkeris. Viberovičiaus gynyba prieš jį. Sustoja po kamulio driblingo Lonnie Walkeris. Ataka įstringa, lieka 3 sekundės. Dunstonas gauna kamulį ir 2+1. Atak faktorius pridedant šviežumo. Dabar jau išsikeitimai iš Žalgirio. Čia Lonnie Walkeris prieš Šanly ir iškart perimtas kamuolys. Žalgiris bando užpulti greitoje atakoje. Lonnie Walkeris perima jau antrąjį kamuolį šiandien. Nefiksuojama pražanga. Dunstonas
Nuo lentos pabandė pataikyti Walkeris, visiškai laisvas. Ačiū labai. Ačiū labai. Ir čia su Marko Guduričiumi dirba Francisko. Atšokęs Guduričius atakuoja ir kamuolys lyg užsakytas išsprūsta iš krepšio. Ai, Lonnie Walkeris išlysta jam kamuolys, Bonzi Colsonas 2-1 Feneris greitoje atakoje. Tautvydas Sabonis jau žino, ką reiškia perimti vyriausiojo trenerio. Čia blokas. Kiek distancijos, pažiūrėkite, koks jo šuolis, kokie atletiniai sugebėjimai. Neįtikėtina. Žalgiriui reikia grįžti į puolimą. Užtvara Butkevičiui. Metas Mičelas nemeta iš toli, bet renkasi visgi geras. Žaidėjai dabar naudojami ir čia, tiesa, dar nepilnu pajėgumu. Žalgiris prasižengti nebegali. Nigelas Heisas Davisas ramina. Heisas Davisas laisvas priešingame kampe ir 48% metikas šiame sezone neklysta. Francisko. Jo metimas po driblingo. Ir Žalgiris tikrai dabar turi inercijos šiose rungtynėse. Čia Francisko nėra pražangos. Bet kamuolį Žalgiris išlaiko. Brantas Dunstonas. Laurino Biručio nuotolis. Ir Žalgiris turi dar vieną progą. Ir labai nepatenkintas Šarūnas Jasikevičius, kad Fenerbahčė suteikia antrąjį šansą. Tos energijos atsirado Žalgirio žaidime. Tai jaučiasi ir atkovotų kamuolių statistikoje. Francisko nepataiko jis. Vėl kaip kovoja Metas Mičelas ir Arnas Butkevičius. Dar viena proga Žalgiriui. Francisko dar kartą. Pagaliau! Deiviso ir Šartačių Šanlyje. Kaip komunikuoja gynyboje Metas Mičelas. Ir čia tas specialus darinys, tai kad Žalgiris to ritmo puolime iki galo dar ir nėra pajautęs. Čia vėl Heisas Davisas ir Dovis Giedraitis. Koks jo blokas. Stogdengys Dovydas. Susikeitimas gynyboje. Bonzi Colsonas dabar dirbo su Lonnie Walkeriu. Walkeris atšokęs atakuoja. Lonnie Walkeris mes 3 baudų metimus. Ir nesportinė pražanga Kemui Birčui. Metimai su kamuoliu ketvirtį galės pamarškinėliais buvo BCF LKL čempionate 19 taškų. Gynyboje būtent Lonnie Walkeris nieks nekvestionavo jo talento puolime. Čia imituotas perdavimas, Ulanovas žaidžia gudriai. Ir iš po krepšio Ulė nepataikė. O čia jis rankomis užrakintas duris išplėštų. Ką čia kalbėti apie kamuolį? Giedraitis gauna bloką ir Žalgirio galimybės. Mičelas lyg ir bandė patikrinti greitajame puolime varžovų gynybą, bet renkasi Francisko. Ojojoj, Tarikas Biberovičius susijėmęs už čiurnos. Pasižiūrėkime į tą epizodą, jis neatrodė. Šiek tiek liečia Silvanas. Šartačių Šanlyje atstovi toje situacijoje. Guduričius. Ar atakuos iki galo Silvana Francisko. Pagalba gynyboje ir čia Francisko. Žalgiris po minutės pertraukėlės. Nėra metimo, nėra atakos pabaigos. Chaosas, kuriame Dovydas Giedraitis turi perimti kamuoliai. Būtent ta pastaroji statistika kol kas atrodo įspūdingiausiai. Žagaras. Atmestas kamuolys Nigelui Heisui Davisui. Taip, Mičelas ten stantina, eina į pagalbą, labai trumpa, bet nespėja grįžti. Heisas Davisas, koks balansas metant jam į krepšį. Mičelas atšokęs, meta už... Laiko dar neįtikėtinai daug. 6 minutės 20 sekundžių. Po užtvaros Guduričius. 3. Ir Žalgiris organizuoja ataką. Metas Mičelas atakuoja Nikolo Melį. Iki galo. Į aikštelę Andrėja Trinkierė. Taip, Nikolo Melį jau yra visiškas taikinys. Nuo pat tritaškio linijos iki krepšio. Arturas Žagaras. Kokį metimą pataiko Arturas Žagaras. Viltims sugrįžti į šias rungtynes. Dar kartelį dabar į diskoteką pakvietė žalgiriečius Arturas Žagaras. Kamuolys išslydo, atrodo jam iš rankų. Francisko. Vėl Metas Mičelas kyla prie Silvano Francisko. Greičiu Silvanas Francisko iki galo galų. Dar atstovavo Vilniaus Vulfs komandą. Irgi tokia būtent situacija gavo traumą Žagaras. Kiek pamenu tada, ar ne Lipkevičius įsirėžė jo kelį. Bando kažką nuveikti ir įsimuša į krepšį taškus. Tiesiog energija, darbiniai taškai. Kenčia Fenerbahčė, atako norėjo Žalgiris. Organizuoja ilgą kantrią ataką, tai yra 2
viena iš lėčiausių krepšinio Eurolygoje demonstruojančios komandos. Čia nėra pražangos, daug kontaktų buvo. Kiek prieš tai kontakto leisdavo ir kiek dabar atrodo, kad tas kontakto lygis padidėjo. Matthew Mitchellas pakčia vos 4 baudos metimai antroje rungtynių pusėje. Tai atvirkštinis rezultatas. Walkeris, greitas perdavimas ten. Ir Bonzi Kolsonas. Guduričius. 5 sekundės. Dišonas Pieras. Reikės pagalbos Lonnie Walkeriui. Atšokęs meta Nigelas Hayesas Davisas. Tai yra žvaigždė Eurolygoje. Visiškai. Metas Mitchellas. Atakuoja jis Arturas Francisco. Mitchellas praranda kamuolį ir negana to dar ir prasižengia. Nes patirties parodymas tai yra trūkum. Tikrai žaidžia visapusiškai naudingai. Iki šio epizodo. 10 jau lieka šiame mače. Ieško Nigelio Hayeso Daviso. Fenerbahče high-low situacija. Bonzi Kolsonas Kovoja dėl kamuolio dabar Kauno Žalgiris ten. Su Silvenu Francisco. Drama Kaune, žingsniukas į šoną, Guduričius. Ir čia tas ūgio pranašumas po išsikeitimo, apie kurį kalbėjau. Ir dar viena ilga ataka. 11 kamuolį šiandien įima Nigelas Hayesas Davisas. Mitchellas, išbandymas jo gynybai. Dviguba gynyba dabar prieš Hayesą Davisą. Išmeta kamuolį Hayesas Davisas. Kas paims kamuolį? Jį paima metas Mitchellas. Francisco. Reikia gero metimo ir greito. Arba tritaškio. Milanovas. Dovydas Giedraitis. Ieškoma tritaškio žalgiriečiai. Francisco iš toli. Ir taip. Arturas Žagaras. Rungtynėse, kuriuose jau visko buvo jam. Na ir kiek simboliška, kad Latvis. Turbūt, kad reikia tritaškio. Reikia pirmos plano dalies. Nigelas Hayesas Davisas užgesina. Šis vyrukas dabar stovintis prie baudų metimo linijos. Na, iš tikrųjų, tas gynybos. Ir Hayesas Davisas užbaigė viską ir sudėliojo taškus. Kevičiaus perdavimas. Ir Arturas Žagaras išmes kamuolį. Nigelis Hayesas Davisas išbėga iš užtvaros. 2 sekundės, 1 sekundė jo metimas paskutinėmis sekundėmis ir Kauno Žalgiris pralaimi šiame mače 65-72 pirmąjį kartą.